Ir su mumis šiandien nuotoliu yra lietuvių pamėgta rašytoja Jolita Herlin, kuri išleido naują romaną Citrinmedžių vila. Labą dieną. Labą dieną. Pone Jolita, Citrinmedžių vila, kaip gimė šio kūrinio siužetas, formavosi personažai? Šitos knygos tikriausiai nebūtų buvę, jeigu ne mano draugė iš Hamburgo, Jolanta Adamonis. Ji keliavo po Toskaną ir apsistojo buvusiame vienuolyne. Santo Bartolomėjaus vienuolyne, kuris tapo svečių namais Toskanoje. Tenai ji pamatė herbą, ežiuką ir 3 žvaigždes. Jie atsiuntė man nuotrauką ir pasakė, čia tavo šešėlių gaudytojai. Ir tada man kilo mintis pagalvoti, kas atsitiko su šešėlių gaudytojas, tai yra kito mano romano, štai šio heroję Johaną. Ar jinai persikėlė į savo protėvių žemę Italiją, ar ne? Tai va, taip prasidėjo viskas. Bet tuo pačiu metu man teko pabuvoti moterų stovykloje Portugalijoje, kurie organizuoja lietuvaitė Jolanta de Cueiros, ir man be galo patiko. Nors seniau tas moterų stovyklas aš taip žvelgdavau truputį su skepsiu ir savotiška baime, nes labai mėgstu laisvę, neįsivaizduoju grupinių veiklų uždaroje savotiškoje erdvėje. Bet man tai patiko, kad aš nutariau surašyti ir šitas patirtis į knygą. Tai, kad ten savotiškai susitinka 2 realybės. Tai yra romano realybė ir tikrovė. Jūsų knygų herojas, tokios stiprios moteris, ieškančios savo kelio, mylinčios, klystančios. Ką norite pasakyti savo kūrybą? Man visada yra įdomus moterų charakteriai. Ir pirmiausia, kiekvienas žmogus man tikrai nėra dievybė. Jame yra ir gero, ir blogo. Tai norėdami save gerbti, mes pirmiausia turime save pažinti. Ne veltui ant Delfų šventyklos kabėjo užrašas pažink save, o ne mylėk save. Ką reiškia pažinti save? Tai pirmiausia atsigręžti į savo baimes, pažiūrėti, kokios yra mūsų vaikystės traumos, kurios suformavo mūsų charakterį, nes tik pažinę save mes galime pradėti save gerbti. O manau, kad viena iš laimės dalių tai yra būtent pagarba sau. Ar būna taip, jog rašant romaną, nejučia susitapatinate su savo knygos herojomis? Dažnai tai būna. Ir su šita žurnalistė Johana, aš taip pat, nors jinai daug jaunesnė, aš taip pat susitapatinau ir keliavau kartu su ja. Ir stengiausi išjausti visą tai, ką jinai jautė. Tai yra tiesiog natūralus tikriausiai dalykas. Nors berašant knygą iš ties galvojau, apie kągi ta knyga. Kuo ši knyga skiriasi nuo visų kitų mano romanų, kad ją rašiau tarp kelionių. Todėl joje visko labai daug. Ir vibracija, sakykime, vienos dalies labai skiriasi nuo kitos. Tai yra iš vienos pusės ir romanas, ir kartu ir saviugdos knyga. Ir pagalvojau, kad pagrindinė tema tai visgi yra laimės siekimas. Kas yra laimė, man buvo svarbu išsiaiškinti ir nuo ko jinai priklauso. Ar tai pasiekti tikslai, ar tai harmoningi santykiai, sveikata, turtas, ar viskas kartu, o gal iš tikrųjų didžiausias laimės siekimas yra pati laimė. Nes kai mes pasiekėme kažkokį tikslą, jis tampa mums tik priemonė siekti kitus tikslus. Jolita, jau netrumpą laiką gyvenate Vokietijoje, tad įdomu, ką jums reiškia lietuvių skaitytojų pripažinimas, įvertinimas, ar jums svarbu būti įvertintai gimtajame krašte, nes Lietuvoje jūsų romanai tikrai tampa visą laiką bestselleriais. Tikrai labai ačiū. Savo skaitytojams pirmiausia dėkoju leidyklai, kuri leidžia ir pasitiki manimi. Man
knygos tai yra savotiški tiltai, kurie riša mane su Lietuva. Tai išlaikyti šitą santykį gyvą, ne tik per tėvus, bet ir per knygų rašymą, man yra be galo svarbu. Aš nemėgstu daryti ką nors beprasmiškai. Man būtų visai neįdomu rašyti savo kažką tai ir dėti į stalčių. Man norisi rašyti žmonėms. Man norisi būti savotišku vamzdžiu, per kurią pereina informacija ir patenka į to žmogaus sielą, kuriam tas labiausiai reikalinga. Todėl tikiuosi, kad ir Citrinmedžių vila atvers kai kam jų pačių istorijas, jų pačių širdis ir galbūt iš kitų moterų pamokų galės sau išspausti tam tikrą išminties duoklę. O neįsivaizduoju save rašančią kažkam kitam, o ne Lietuvai. Tai yra mano gyvybingumo šaltinis. Man Lietuva yra be galo svarbi, nors jau beveik 20 metų joje negyvenu, bet vis tiek aš mąstau lietuviškai ir aš gyvenu joje savo knygomis. Knygos dabar yra mano fizinis kūnas Lietuvoje, taip galėčiau pasakyti. Labai gražu. Jolita, jūs jau esate parašiusi daugiau nei 10 romanų. Kaip ar jie keitėsi bėgant metams? Ar jaučiate, kad metai turi įtakos patiems kūriniams? Žinoma. Jeigu palyginti pirmą romaną, ar ne, ir šį, tai skiria 10 metų, šis yra jau 12 romanas ir jie yra visi skirtingi. Galbūt aš skiriuosi nuo kitų rašytojų tuo, kad daugeliu kolegų galvose nuolat sukasi naujų romanų idėjos. Mano galva dažniausiai yra tuščias baltas lapas. Ir kol ten neįkrinta tam tikra, kaip sakau, romano sėkla ir nematau, kaip iš jos gali išaugti romano medis, aš net nepradedu rašyti. Sakykime, paskutiniai 2 romanai, kuriuos iš tikrųjų įtakojo tai pandeminis periodas, kai man teko atsigręžti į Hamburgą ir susipažinti su Hamburgo istorija. Pagimdė romanus, kuriame atsirado istorinė dalis ir atsirado Vokietija. Pirmieji, sakykime, romanai, juose buvo daugiau jausmo, emocijų, meilės. Meilė visur išlieka kaip viena iš temų. Bet dabar atėjo nauja tema. Tai yra moteriškos bendrystės poreikis. Ir kas mums suteikia laimę. Ačiū Jums, ponia Jolita, kad prisijungėte ir lauksime Jūsų Lietuvoje knygos pristatymuose. Dėkui. Ačiū labai. Viso geriausio.